Į INVL grupę aš prisijungiau po 3 metų bankinėje srityje. Į INVL grupę atėjau vedamas iššūkio, išmokti ir klientų psichologijos daugiau, pagaliau pradėti dirbti ir su tais profesionaliais klientais, pamatyti, kaip jie mąsto. Aš esu vienas iš daug pavyzdžių, kad INVL grupėje karjeros ribų tiesiog nėra. Startavau prieš 15 metų, tuomet tapau konsultanto asistentė. Po 4 metų jau turėjome plačiausią investavimo geografiją, o aš tapau kapitalo rinkų padalinio direktorė. Taip, žingsnis po žingsnio atsidūriau ten, kur dabar esu. Šiuo metu esu generalinė direktorė. Mūsų akcininkas Invalda buvo įsteigti dar 1991 metais ir buvo viena pirmųjų privataus kapitalo investicijų bendrovių Lietuvoje. Valdome beveik 200 000 klientų lėšas, o valdomas turtas jau perkopė 650 milijonų eurų. Patikėkite, tai yra siaubingai didelė atsakomybė. Ir jeigu norime augti taip, kaip dabar augame, turime tai daryti geriausiai. Labiausiai patinka tai, kad dirbi su tikrai savo srities profesionalais ir turi išlaikyti labai aukštą kartelę tiek savo, sakykime, prezentacijų, kadangi tu dirbi su tais žmonėm, kurie dirba šioje srityje 20, 30, 40 metų ir turi su jais kalbėtis kaip lygus su lygiu. Koncentruojamės į tai, ką gebame daryti geriausiai, nesimėtume. Jeigu tai yra investicijų valdymas, tai mes šioje vietoje esame vieni kaip ir rinkos lyderių, todėl ir fokusuojamės į tai. Nebandome dar kažkokio dviračio išradinėti, bet bandome būti geriausi. INVL grupė dirba su labai daug skirtingų grupių klientų. Iš vienos pusės mes specializuojamės turto valdyme, tačiau iš kitos pusės mūsų turto klasės yra labai skirtingos. Tad kiekvienas čionai suranda, iš ko mokytis ir kas galėtų būti jam čionai įdomu. Iš kitų kolegų ir čia prasme susikuria sinergijos tarp skirtingų žmonių, skirtingų padalinių, vieni iš kitų mokomės. Net tarptautiniu mastu esame apdovanoti, mūsų fondai 18 metais gavo geriausio fondo nominaciją Centrinėje ir Rytų Europoje. Ir mumis pasitikė investuotojai ne tik iš Lietuvos, bet vis labiau ir iš užsienio valstybių, iš kitų Europos šalių ir tai suteikia papildomo entuziazmo ir optimizmo žiūrint į priekį. Investicijų valdymas yra tokia sritis, kur reputacija yra labai svarbus dalykas, nes jeigu kažką padarysi ne taip, tai investuotojai tą visada atsimins, bet iš tikrųjų INVL grupė yra praėjusi ugnį ir vandenį ir tikrai ne vieną krizę ir investuotojai galėjo įsitikinti, kad ir kokios būtų sunkios aplinkybės arba sunki situacija išorinėme pasaulyje, bet INVL grupė tikrai visą laiką stato investuotojų interesus į priekį, priešais savo interesus. Esame pakankamai maži, kad bėgtumėm greitai ir kad nuo idėjos iki įgyvendinimo būtų pakankamai mažai laiko. Iš kitos pusės esame pakankamai jau dideli, kad į Lietuvą neštumėm Europos geriausias praktikas. Mano tikslas, kad čia dirbtų savo srities autoritetai ir jie kiekvienas individualiai pasiektų savo tikslų, o tuomet šių tikslų pasieks ir visa bendrovė. INVL galimybių ribos nenubrėžtos. Tai viskas priklauso nuo noro ir įsitraukimo. Pas mus vietą randa tiek dizaineris, tiek projektų vadovas, tiek turto valdytojas, tiek konsultantas, tiek marketingo specialistai, HR specialistai, apskaitos specialistai ir taip toliau.